Sveiki. Sveiki. Taigi gal galėtumėt pirmiausia tai prisistatyti, kas jūs tokie esate ir kaip jūs susikūrėte? Evelina, kas mes tokie? Mes esam Eight Levitate ir mes susikūrėme Prieš porą metų iš tikrųjų, prieš porą metelių. Iš tikrųjų važiuodamas automobiliu išgirdau vieną dainą funko, kuri man labai patiko ir tiesiog nuo to prasidėjo viskas. Ir kaip jūsų čia taip labai daug jau dabar yra, jūs per pažįstamus kažkaip ar tiesiog kažkokią atranką darėt? Na, iš tikrųjų, tokio dydžio grupė yra labai sunku išlaikyti ir žmonės keitėsi po truputėlį, bet per pažįstamus, jo, iš tikrųjų, per skelbimus. Bet jo. Eight Levitate darė tokias ypač vokalistų atrankas ir aš dalyvavau toj vokalistų atranko ir žinokit, buvo spaudimas, toks spaudimas, nes įsivaizduokit. Nebuvo taip blogai. Ne, buvo taip labai faina, mes iš karto pajutom vienas kitą, mes iš karto mokėjom groti ir mes iš karto improvizavom kūrinius, kuriuos galėjom eiti ant scenos ir groti. Bet esmė ta, kad Vilniui tikrai yra daug fainų vokalistų, gebančių daryti tą dalyką ir aš esu tokia proud of myself, kad aš esu su savo chebra. Tai dabar papasakokit, kokią muziką jūs atliekat, kaip jūs jaučiate scenoje ir ką jūs skleidžiate, kokią emociją skleidžiate žiūrovams. Mūsų tiek daug, gal duokim kitiem pasireikšti. Šau? Mes bandom atlikti funką bent jau, stengiamės nenukrypti per daug, bet biški ir nukrypstam, aišku. Kas yra blogai? Kas yra labai gerai, nes mes visi skirtingi ir klausom labai skirtingų dalykų, tai natūraliai, kad viską suvirškinę atiduodam kažkokį bendrą tokį. Kokią emociją skleidžiat žiūrovams? Ar bendraujat su jais linksmai, ar labiau taip ramiai jūs atlikinėt? Mes turim porą tokių dainų, kur truputį pamėgdom ir po to turim tokių dainų, kur stengiamės, kad jie visi pradėtų šokti, tai pažiūrėsim, kaip mums pavyks šį kartą. Nu, labai smagu. O dabar pasakyti, kur artimiausiu metu būtų galima jūs išvysti ir šiaip gerbėjams, kur jie galėtų jūs pamatyti? Na, iš tikrųjų, mus visada galima rasti internete, YouTube, tiesiog suvedus Eight Levitate. Artimiausiu metu mus turbūt galima bus išvysti atostogose. Tai... O Facebooko puslapį kažkokį turit, kur gali jūsų gerbėjai būti, kaip ten galima būtų jūs rasti? Kas be ko, Eight Levitate ir rasite tikrai Facebook'e. Tai dabar artimiausias koncertas? Šiandien už 15 minučių. Supratau, tai... Laukiam. Ir ką šiandien jūs parodysit? Mes parodysim jums įspūdingų reginių ir ausim, ir akim, ir viskam, taip kad... Nu, labai jūs faini, labai linkiu jums sėkmės ir ačiū jums už interviu. Ačiū. I'm behind the bar, my favorite area. Hello. How are you? I'm good. Okay, so first of all, I would like to tell you that you can come and watch all the European Championship football games in Liverpool in the Rock Bar, and they also have food. I actually didn't know about that because I've been coming here a lot of times. I could have ate if I knew that. Oh. But so, what kind of sandwiches do you offer? Oh, it's very simple. It's new sandwiches. We have some with beef, with cheese, some sour cucumbers. It's, I think, 4 kinds, 1 chili and 3 sweet sandwiches. Yeah. So cool. You can drink, you can eat. You can join and you can look at those beautiful, lovely ladies behind the bar. So, Laura, it's your turn now. It's time for cocktails. Labas. Koks tavo vardas? Akvilė. Taigi šiandien mes su Akvilė pagaminsim vieną populiariausių jūsų kokteilių. Taip, taigi koks būtų jo pavadinimas? Braškinė margarita. Gerai, tai ar galėtumėm pradėti? Žinoma. Tai nuo ko pirmiausia reikia pradėti? Pradžioje aš netgi siūlyčiau pasimti taurę. Šiaip dabar palaukit, aš toj paimsiu vieną taurę, nes aš dabar čia neturiu. Hi, how can I serve you? What you want? How can I serve you? I don't know. Oh, I have many services I can offer. Before 12 and after 12 and in between the 12. Yes. Or we can. So what's the cocktail you're gonna do? It's strawberry margarita. Yeah. I will maybe later, but when we're working, we're not into alcohol, of course. Without alcohol. I'm a happy person without alcohol. Yeah. But still, nice sushi and wine is not that bad. Okay. Tai pirmiausia, pradedam nuo paruošiam stiklinę. Taip, įtrinam laimų, kraštus. Ir tada šiek tiek į cukrų. Tai yra papuošimas tiesiog. Ar dažnai žmonės susitinėja šį kokteilį?
Šis kokteilis pas mus atsirado nelabai seniai, nes mes turėjom šiaip kitokius kokteilius, bet kai jisai atsirado, tai per vakarą mes jų padarom apie 10, gal netgi daugiau, nes šiaip pas mus alaus mėgėjai renkasi. Tada toliau mes imam shakerį ir stiklinę. Ledukai. Taip. Tada tekila. Aš esu didelė tekilos mėgėja, tai čia netgi ir mano mėgstamiausias kokteilis. Malonu daryti. Taip, žinoma. O šį gėrimą būtų įmanoma pasirinkti pačiam namuose? Taip, žinoma. Tai yra lengva, netgi pavyzdžiui, plakti nebūtina, gali išsimaišyti su šiaudeliu, tai labai paprasta. Tiesiog reikia turėti ingredientus. Žinok visą eigą. Taip. Va, ką čia pilame? Tekila. Taip, mes pilam tekilą. Toliau eina toks likeris, vadinamas triple sec. Triple sec. Triple sex? Triple, okay. I got all happy. I thought there's a bottle called triple sex, you know. Yeah. Taip. Tada eina citrinų sultis. Čia viskas skaniai atrodo, kad... Taip. Taip. Ir pats svarbiausias elementas, be kurio nebūtų braškinės margaritos, tai yra braškių tyrė. Taip. Ir dabar viską supurtame. Nu, čia jau turbūt proga. Tai nėra sunku. My favorite part is when she shakes it like this. Yeah. I love it. Aš labai jaudinuosi. Viskas gerai. Ir štai mes viską supilame taurę. Štai. Šiaudelis, to atsiprašau. Štai ir viskas. Ačiū labai. Tai ką matot, Neraška. gėrimas atrodo nuostabiai, tai mes labai rekomenduojam užsukti čia ir jo paskanauti iš būtent šios nuostabios barmenės. Ačiū tau labai. Ačiū. Vaišinamės. Ačiū. You want to hear the sad news? Yeah. Can I have a cup of water, please? After all this blending and mixing. Labai liuks. One, two, three. Hello. So, wait, my arm is on your boob. Okay. One. Okay, now it's time to start with Naktia's Top Vasara Plus. Les. Hello. Hi, long time no see. How are you? Good, and you? I'm good. I'm very well. All right. Today is a special day for me Why? because I'm finally done with my exams. Oh, I thought you lost your. Normally after the exams and after the school, a lot of people lose their, mainly girls, minds. Yeah. They lose their minds. No, yeah. Cool. So, Laura, we are starting tonight. We always like to go and film young Lithuanian bands as a part of the top nights that we cover in Lithuania. And tonight, there is a spot that, the nice thing about this place, it's cute and small, but on a weekly basis, there are live performances. So if you like bands, you can just come here and enjoy live performances. And there are few places in Vilnius that actually does that they actually do that. So, and Liverpool Indie Rock Bar, they do that almost on a weekly, steady basis. Anyway, you will, of course, handle everything, the bands, but there's also later on a cute girl behind the bar. Yeah. Maybe we can make an excuse about a cocktail or something and go to meet her. I think so, yeah. We should try. Do you like this place? Yes, I love this place. What do you like about it? You can tell me in Lithuanian. Whole atmosphere, music, everything, yeah. It's amazing. You like live performances? Yes, of course. I like every styles of music and live music, of course, yeah. That's brilliant. How about you? Me? Yeah, you like I this place? love music.
Yes, yes. I like when I can watch a band singing and performing live. I like the drums and the guitar and saxophone. Saxophone, I love it. We suggested that this place for you. Yeah? Yes, yes. You know what I mean? So I love all the instruments. So shall we watch the saxophone? Of course. Very sexy, the phone. Of course. You have a sexy phone? Yes. What's your phone? iPhone. So it's sexy, yeah? Yeah. That's a free ad. Let's Okay, go. let's go. Ready? Taigi, Andy dabar yra kita grupė. Ką tik pasirodė pirmoji ir dabar turime ant scenos antrąją grupę. Pavadinimas jos yra Netikėti svečiai. Labai žavios šią aktorę, jos labai yra ryški asmenybė, taigi labai žavimės ir laukiame, kada pasirodys. 1, 2, 3. Taigi, Andy, dabar ant scenos turime antrąją grupę, kurios pavadinimas yra Netikėti svečiai. Labai žavios šią dainininkę, ji turi nuostabų balsą ir yra jau ne vieną kartą sudalyvavusiuose labai populiariuose projektuose. So, Andy, what do you think about her? I like the band. I heard her singing a couple of times. Yeah. I really like her voice. Shall we? Shall we dance? I think so, yeah. Can we dance? Yeah. Like. Ready? 1, 2, 3. Hi, good evening. Welcome to a new episode from Nakties to Vasara. We are starting tonight from Morning Glory. It's a very nice, cozy place we will be talking about shortly. And hi, how are you? I'm quite good. You're still feeling sick from your voice. Voice is still. That's why I came here and I invited you to a place after the movies that serves nice hot things like you. Yes. And this is a very nice hot creamy thing as well. And cold juice like me. Cold. So Morning Glory, Jolanta will take information from the owners, but it's a very small, cozy place, as I said, that not many people come during the daytime and to run away from their bosses on lunch breaks. Yes, it's very nice, cozy place. Yeah. Small and cozy. So how was your week? Tell me, you were filming with TV3, a nice, cute show. Yeah, we're doing some nice. I was trying to eat like some insects, so it was terrible actually, but anyway, it was fun. So I can say galiu sakyti, man išsipildė mano svajonė mesti tortą, visą tortą gabalą į veidą, buvo viena iš užduočių ir pataikiau sėkmingai. I was telling that one of my dreams was to throw the cake into the face, so it's like one try was successful, so I can say my dream came true. So it was really nice anyway. My week was quite busy, quite good, but still weather is so bad and I'm still feeling not so good with my health. Talking about the weather, I want to tell you some sad news that tonight, I will tell you something. Normally we film during a week, like for example Thursday, Friday, Saturday, and sometimes on a Sunday, and you see them after 1 week. We add them and you see them a week later. This week, unfortunately, and this weekend, Vilnius is really rainy. It's cold, as you can see from Jolanta's wearing winter clothes. I even came with a fur coat because I was telling, like, summer is finished. Although her profile picture, I have to say this, on Facebook is really nice and very... Keep it for a week so that, who haven't seen it will see it. It's very nice picture. But a lot of events were cancelled. A lot of concerts outdoors we were planning to film were cancelled, so we are both angry and sad. But, this is Lithuania. It's all about the rain, and God bless the rain, because without the rain we wouldn't have this beautiful greenery all the time, correct? Yes. So cheers to you. Cheers. And you are going to be our movie guru now and tell us, what do you advise us to go and watch this weekend? Aš rekomenduočiau nueiti pasižiūrėti filmą Warcraftas. Visų pirma, istorija prasidėjo tom, kad 1994 metais buvo išleistas žaidimas kompiuterinis Warcraft ir per paskutiniuosius 20 metų išleistas dar 4 šio žaidimo versijos ir taip pat parašyta daug knygų.
Ir pagaliau ekranus pasiekė filmas, kuris sukurtas pagal pirmąją Warcraft'o seriją. Tai kai į žmonių planetą, taikių žmonių planetą atkelia orkai, kurių tikslas yra sunaikinti žmoniją. Ir žinoma, žmonės nepasiduoda ir jie kovos. Tai manyčiau tikrai verta nueiti, ypatingai tiems, kurie mėgsta kompiuterinius žaidimus ir visiems kitiems. Veiksmo tikrai netruks. Okay, so Jolanta, I suggest we check out the trailer. Yes. Yeah. Let's check out the trailer, so you will see what I was talking about in Lithuanian. Perfect, and after this, we will introduce you to this place, because this is what we try to do in Nakties of Vasara, show you places, small or big, and different kind of places that you haven't seen yet, and you'd like to discover in Vilnius. Okay, let's go to talk with the owners. After the... Wait, come back, Ramis. After the... What? After seeing the trailer. Oh yeah, of course, after seeing the trailer. Now you can go. Let's go, I'm going. Good, not... Kaip jaukiau jaustis. Jo, gerai. Taigi esam Morning Glory, papasakok, kiek laiko veikia jau ši vieta ir kodėl būtent toks pavadinimas? Morning Glory veikia jau gerus 5 mėnesius ir pavadinimas būtent toks, nes mūsų konceptas yra, kad mes maitiname žmonės pusryčiais, sveikesniais pusryčiais, tokiais, kokiais mama pamaitintų, bet kadangi jau daug kas čia išsivažinėja iš mamų ir mes būnam ta mama. Tai šitaip. Nes matau tikrai labai gražus ir įspūdingas dizainas, sakė, kad patys viską kūrėt, viską darėt. Taip, patys kūrėm, viską darėm savom rankytėm. Aišku, ten kai kurie dalykai nesugebėsi jų pasidaryti pats, bet ką sugebėjom, darėmės patys. O gal kokius renginukus čia organizuojat, ar kažkokius eventus? Taip, karts nuo karto organizuojamės renginukus, va dabar artėjantį ketvirtadienį turėsim džino pristatymą ir taip visą birželio mėnesį mes turėsim džinų pristatymus ketvirtadieniais. Kitą mėnesį ketvirtadieniais darysim likerių pristatymus, su kuo jie valgomi, su kuo geriami ir štai tokie renginiai. Paskui žiūrime Europos futbolo čempionatą, kaip ir ko gero daugumą kavinių. Dar iš tokių renginukų stengiamės kiekvieną penktadienį pasigroti, mūsų draugai, daug draugų muzikantų turim, tai vis pasikviečiam kažką, tai pagrojam. Tai tiek, o renginukai tai įvairiai tie renginukai ir įvairaus pobūdžio, bandysim daugiau ir apie tatuiruotės paskaitą bandysiu, aš jau kaip ir pradėjom šnekėti su vienu tatu meistru, kad jisai praves paskaitą būtent apie tatuiruotės ir viskas čia vyks ir ko gero gal net tatuiruotę pasidarysim kažkokią kaip šou. Tai va tokie renginukai pas mus. O dar apie meniu norėjau čia paklausti, nes geriau labai skanę kavą, endis sultis natūrales. Ką dar čia galima tikėtis? Kokie patiekalai yra lengvesni, sunkesni? Nežinau, kad labiau skirti pusryčiams, dienos metu ateiti papietauti. O gerai, ko nors tokio sotesnio, kad jau tikrai stipriai užvalgyti? Ateityje planuojam kiekvieną vakarą daryti kažkokį tai patiekalą, kiekvienam vakarui atskirą patiekalą ir jį ragauti, degustuoti su žmonėm. O šiaip pagrindas mūsų yra sumuštiniai, kuriuos gaminame patys su šviežiom daržovėm ir mėsom. Ir kepu kiaušinienės, omletus. Čia iš tikrųjų fantazijos dalykas, jeigu žmogus atėjęs manęs kažko paprašys, aš jeigu turėsiu produktus, aš galiu pagaminti ir aš gaminu. Tai va tas mūsų meniu, ką mes matom ant šitų dėžučių, tarkim, tai jisai yra tik tais preliminarus, kad maždaug sugalvoti, ką galim. O šiaip kūryba. Galim padaryti vaisių salotų, galim padaryti salotų su įvairiausiais sūriais ar saulį džiovintis pamatyti. Žodžiu, galima ateiti ir pagal kažką, pagal savo pagal pageidavimus, jeigu turi, tai padarysit. Taip. Ir darbo laikas, nes dirbat kiekvieną dieną, taip? Taip, dirbam kiekvieną dieną, nebent jau labai būnam nusivarę, kadangi patys dirbam ir nedaug čia mūsų, tai būna, kad kartais ir neatsidarom, palaukiam vieną dieną, bet šiaip dirbam kiekvieną dieną nuo 7:30, o į vakarą jau žiūrim kaip žmonių. Jeigu žmonių pakankamai, tai būnam kiek išbūnam. Jo, sakė, kad netgi 5 ryto būna, savaitgaliais turbūt labiau. Taip, dažniausiai savaitgaliais pabūna, nes 5 ryto yra jau tas riba, kai mes visus išvarom, tada dar liekam susitvarkyti ar kažką, tai iš ryto praktiškai atsidarom, dar nebuvo namuose.
Ir vis tiek vieta nauja, vis tiek kažkaip, kad ir kaip bebūtų gerai, vis tiek yra tas noras kažkiek tai tobulinti. Tai kokie planai, ką norite dar kažką tokio, aš nežinau, ką dar norite padaryti, ar dizainą, ar kas liečia, nežinau, kokie planai? Iš tikrųjų, mes kiekvieną dieną kažką pasidarom naujo ir kiekvieną dieną mes augam kartu su vieta. Visgi yra pirma vieta mano šita ir mokomės, žiūrim, norim terasą pasidaryti. Neleido mums terasas pasidaryti. Neleido kodėl? Savivaldybė. Mes labai įdomų projektą buvom sugalvoję. Norėjom mes pasidaryti uždarą terasą, būtent čia ant gatvės. Ir jinai turėjo būti, jos konstrukcija gan griozdiška pasirodė matyti savivaldybei, todėl mums jos neleido. Sakė, jūs turite daryti kaip visi, su markizėm, su skaičiais. Tai plėsimės ant šito 2 savaičių bėgių, ko gero, o daugiau auksim. Tai kadangi čia pas mus tas lounge'as, svetainė ir virtuvėlė, yra galimybė atsidaryti dar patalpų, kur būtų tas vadinamas mėgamasis, kur jau būtų šiek tiek seksualiau dar. Kas seksualiau? Seksualiau, tai ten ta jau uždaresnė patalpa, kur vyktų vakarėliai. Tai matau, tikrai labai smagių ir gerų planų turit. Tai gali jums sėkmės ir toliau gyvuoti, nes vieta tikrai nuostabi ir rekomenduoju visiems čia apsilankyti. Ačiū. Iki malonaus. Dėkui. 1, 2, 3. Okay, this is... Okay, 1, 2, 3. We carry on with Naktiastop Vasara. Since, as we talked, the weather is rainy outside, we are now in nice, cozy places. I came with Jolanta to a place called Studionan. Studionan, yes, it's full of nuns here, and all the nuns are so horny. 1, 2, 3. What? Who is horny? Nuns are horny. All the nuns are horny. Yeah. I said Studionan instead of Studionan. Okay. We carry on with Naktiastop Vasara indoors, mainly tonight because of the bad weather. And we came now to a place called Studio 9. We would like to introduce you to the place and talk about it in details a little bit so that you get to know more about this nice place in case you want to visit. And of course we're gonna do the food tasting. But there is another movie that is released in Lithuania recently and it's doing very well. And since tonight we are all cozy and indoors, it's a very good occasion to talk about the second movie and not delay it till next week. And then we'll dig in the menus. As you talk about the movie, I will be digging in the menu. I don't know why the burgers are calling me tonight. Okay, so I'm gonna talk about the movie. Norėčiau pakalbėti apie naują filmą, kuris vadinasi Apgaulės meistrai 2. Iš tikrųjų, prieš 3 metus pirmoji šio filmo dalis, Apgaulės meistrai, buvo kuriama kaip vidutinių lūkesčių, vidutinio biudžeto filmas, bet iš tikrųjų sėkmė buvo labai didelė ir visi įsimylėjo 4 raitelius, puikuosius iliuzionistų komandą. Taip kad dabar pasirodė antra dalis šio filmo ir kupina įspūdingų magiškų triukų, taip kad kviečiame pasižiūrėti ir let's go to see the trailer. By the way, you gave me that thing in the throat. I'm starting to cough now. Yeah, you little... Yeah, it's my fault. You little wicked, beautiful Jolanta. Really, I'm starting to cough. And now drinking Sveikas merginas, aš norėčiau jūsų paklausti, ar dažnai čia lankotės ir kuo jums patinka ši vieta? Nelabai dažnai lankomės, bet patinka. Vis tiek, mes čia pakankamai, ne taip, ne kiekvieną savaitę, bet dažnai. Nes tikriausiai tiek oras sugadino, nes dažniausiai terasui sėdi labai daug žmonių. Bet kai oras toks, tai tenka viduje sėdėti. Tai turbūt kaip dažnai, tiksliau vis tiek, daugiau vasarą lankotės čia? Ne, ir žiemos metu, jo. Mėgstam ir žiemą, mes kažkaip mėgstam čia centre, patogi vieta. O po to, kur eina, po to eina dar kažkur tais, ar jau
važiuojat namo po šios vietos? Ačiū labai Jūs merginos, linkiu gerą vakarą. Sveikas merginos, aš labai norėčiau paklausti Jūsų, ar dažnai čia lankotės ir kuo Jums čia patinka? Ir ar patinka ši vieta? Visai nieko, kol kas. Irgi patinka, ne pirmą kartą. Ne pirmą kartą, jo? Nes iš tikrųjų turbūt oras sugadina, vis tiek dažniau žmonės eina į terasą vasaros laiku. Vingio parką tiesiog yra, šiandien tikrai mažai žmonių bus. Summerburst, 2 dienos, tai tikrai nebus mieste žmonių. Na, aš irgi turėčiau būti savrabesiu, bet aš šito jau eisiu. Jo, nes rytoj vis tiek bus geresnis oras. Tikrai dėkui Jums, labai linkiu gerą vakarą. Labas vakaras, aš norėčiau Jūsų paklausti, kuo Jums ši vieta patinka ir ar dažnai čia lankotės? Žinokit, mano draugas iš Prancūzijos, tai jisai lietuviškai nešneka. Tai nesvarbu, pakalbės angliškai, tai sakykit Jūs, ar dažnai čia ateinat? Ne dažnai, bet kartais apsilankome ir, čia nais faina aplinka ir faina pasibūti, tai taip gaunasi, tiesiog ateinam karts nuo karto. Tu nusprendė savo draugą nusivesti čia? Būtent. Jau antrą kartą jam irgi patinka čia nais būti, tai dėl to taip ir gavosi. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm as well, very good. So, how do you like this place? A lot. Yeah, just weather, it's so bad, yeah? Yeah, very, very bad. Compared to last week, it's horrible. Of course. Well, next weekend is gonna be better. So tell us, it's like for you second time to come here? Yep. So hope we're enjoying your night. Very nice. Yeah, of course, with a beautiful lady. Okay, thank you so much. I'm wishing you good event. Thank you. Dėkui. Norėčiau Jūsų paklausti, ar dažnai čia lankotės? Nelabai dažnai. O Jūs? Ne. Tai turbūt pirmą kartą atėjo, taip? Kalbu lietuviškai. Kaip? Ai. So you can talk in English. So is this for you first time here? No. No. And do you like this place? Yes. Okay. Yeah, I know. That's great. Anyway, in Vilnius there are so many places, so it's maybe there are some specialities which you like about this place? The food and the drinks and the nice people. Oh yeah, that's great. Ir Jūs kaip? Aš ateinu dėl vyno daugiausia. Kuom jisai ypatingas? Nežinau, tiesiog skanus. Tiek. Kai kuriuose vietose skanus, kai kuriuose ne tai. Ačiū Jums labai, linkiu gerą vakarą. Thank you so much, I'm wishing you a good evening. Kas merginos? Noriu pakalbinti Jūs. Ar dažnai čia lankotės? Ne, nedažnai. Ar patinka Jums ši vieta? Šiaip malonu. Tiek jauki vieta pačiame Gedimino prospekte. O Jūs ar dažnai ateinat? Ne, žinokit, nedažnai, bet šiaip patinka aplinka. O gal turi kokią ypatingą progą šiandien švęsti, ar tiesiog šiaip susitikot pasibūti? Savaitgalis oras nekoks, tai nusprendėm į miestą išeiti. Gerai, dėkui labai, likiu Jums gerą vakarą. Pradedame, ne? Our dinner is finished. Baigėsi mūsų vakarienė, iš kurių labai Can we start again? Okay. Okay, 1, 2, 3. So Andy, our dinner is finished. Are you still hungry or no? I am hungry for love. No, well, I think your wife is giving a lot of love for you. Oh yeah, yes. In the morning, breakfast love, lunch love, and dinner love. That's why we have 3 kids so far. Like a guy. Vakarienė baigėsi ir tikrai labai skani buvo. Aš valgiau midijas, kokosų pieno ir kario padaže. Be galo skanu ir porcija tikrai didelė ir taip, kad rekomenduoju užsisakyti. Nėra taip, kad ten tik tais kelios tos midijos, iš tikrųjų labai daug ir valgyti užtenka. O Andy ir mūsų operatorius valgė burgerį. Žymųjį Gedimino 9 burgerį, labai skanus, džiaugiasi, patenkinti ir
Can you please tell them in Lithuanian? Can you tell them the ingredients of the burger? Because it's really original. I mean, it's not every time. I told that. Oh. Yeah. So how do you write those? How do you say those in Lithuanian? Ingredients. O Andy su mūsų operatorium valgė ypatingą Studio 9 burgerį, kuris tik tais gaminamas čia, kaip sakant, ekskliuzyvinis. Ekskliuzyv. Jis yra su jautiena, jalapenais, chorizo dešra, karamelizuotais svogūnais ir haris samaja padažu. O kitas yra su jautiena, tai reiškia šoninė, pačiot kiaušinių ir barbekiu padažu. Salaus tešloje kepta menkė, su marinuotais agurkėliais ir aioli padažu. Taip kad 3 pasirinkimai yra burgerio, Studio 9. Taip pat labai skanu. Yeah, it's unique. I said I had medium muscles. Yes. Medius muscles. Okay. So I'm gonna make a turn now around the place while you finish your ginger tea. I will show people around Studio 9. And Rames, are you ready? Okay. So tonight we're filming in a place as dining. We're here to dine, and then we're gonna come another time, eventually it's entrance. It's in Go 9 in Gedimino Street. You have a bar area. This is the bar area. And after maybe 1 hour, it's gonna be very crowded because the party starts. And then you have on your left seated places. You have those nice high chairs, and of course you have the couches over there. So this is a part of the place. And then, hi, hello, welcome. And then you have this area as well, and eventually it'll be crowded. We have a female DJ here. Nice, I like it. Let's try to talk to her. Hello. How are you? I'm working. Yes, I know. So what kind of music you will be playing tonight? Disco. Disco? Yeah. Okay. We're looking forward. So, female DJs, I like. I'm a good boy. She's shy. Yeah, she's shy. Okay, and then you have another part over here, and this is where we were sitting and dining, and a very nice thing and very beautiful thing about Studio 9 is the terrace. Now, there's no one outside because it's raining and Vilnius is very cold, but this terrace, when it's nice and sunny during the daytime and even in the evening, is really, really one of the nicest terraces after you in Vilnius. So, this is Studio 9. If you want to come, have dinner, and enjoy some disco music. Tonight happens that it's disco music, but eventually Studio 9 as well has a club theme. It turns out that they get to be all loud and happening and dancing, and everyone is going crazy. They have a lot of events, a lot of theme nights, and a lot of things happening outside in the terrace that we will definitely be checking it out in Nakties Top. Who are you writing for? I caught you in action. Who are you writing for? I'm just checking emails. There are some sales. Yes? I have subscribed to some online stores. 60%. I only start buying when the sales, here you have 60. When the sales reaches 69%, then I'll buy. So I'm always receiving some special extra sales for myself because I have subscription. Okay, nice. I'm gonna check what you have. Okay, you will make a turnaround and I'll check what kind of sales Yolanta has. Yeah. Sales on swimming costumes? Uh-huh. On swimming costumes? Yes. Nice. Well, I already got some too. Beautiful ones. Of course, I'm always looking for something new. The music is... Waiting for the beat. Okay, after a very nice meal and after a nice walk in Gedimino Street, it's time, now is the time where everyone is infatuated by the Euro Cup. And we are gonna try to introduce you to places
that are bars or clubs that also offers you the opportunity to actually watch the football. In case you're one of those people who you're not into going to a cafe or restaurant where it's really crowded to watch a football, you'd like to come and have a drink and enjoy the football. Paparazzi is one of the places. Look, they have a giant screen. We came before the people come. There's a game tonight between England and Russia. It will start after a little bit. The place will start getting packed, I think, around 11 o'clock. What do you think? Yeah, yes, around 11, 12. Yes. Do you like football? Well, actually, I like guys which are playing football. How many ones would you like to play with? The whole 11? What? If you are to play a game, football, and you're the goalkeeper, how many guys would you like to play against? They are 11 against 11. No, I don't play. You don't understand? No. You just like the guys, you don't like to play. Well, no, to play by myself, of course, no. Of course, no, by yourself it's not fun. There should be guys in the thing. Okay, tell me, which team you like? The Italians, a lot of girls, they like the Italian national team because they say that they're good looking, the Italians. How about you? I like Argentinians. For what reason? I know some of them. Well, I used to know. Well, no, it's always coming some new football players, but... Okay. You like Messi? Yeah, he's nice. Aguero? He's good. No, okay, Andy, can you get away? No, don't ask. Okay. I will not ask, unlike you now. Shall we get some more info from the manageress before it gets crowded and nobody can talk to us anymore? Yeah, let's go. Einam kalbėti su menedžerė. Aha, gerai. Tai esam paparazzi bare. Norėčiau paklausti, kiek metų jau dirba šitą vietą? Palauk, iš naujo. Pasakiau, dirba šitą veiklą, visakės nesąmonė, kažkas norė. Niekaip peršalimas nepraeina, tai... Nu, gerai? Esam paparazzi bare. Pasakyti, kiek metų dirba jau? Ši vieta jau dirba beveik 12 metų. Ir ko čia žmonės daugiausiai ateina išgerti, ar kokteiliukų, ar pavalgyti, koks yra pagrindinis meniu pas jūs? Mes turim pagrindėti gėrimus, maisto nelabai, turim užkandžius tiesiog prie gėrimų ir žmonės ateina įvairiai, paprastom dienom tiesiog praleisti savo laisvą laiką, savaitgaliais pasitūsinti. Tai dirbat kiekvieną dieną, ne tik tai savaitgaliais? Taip, kiekvieną dieną. Ir dienos metu atsidarot, ar būtent į vakarą? Mes atsidarom nuo 7 vakaro kiekvieną dieną. Dirbat iki ryto, jeigu žmonių yra turbūt? Savaitgaliais iki ryto, paprastom dienom iki 3 nakties. O žmonės kuriuo metu daugiausia ateina? Savaitgaliais 12:01, paprastom dienom niekad negali žinoti, kas bus. Ir kaip jūs manote, kuom šita vieta tokia išskirtinė, kad vis tiek žmonių tikrai ateina čia daug? Ir aš irgi pamenu, kažkada lankydavausi, kai buvo truputėlį tik tais kitoje vietoje. Kodėl traukia žmonės? Aš žinau, kad būdavo kokteiliai labai skanus, ar vis dar tokie paskanus? Manau, kad dar skanesni. Žmonės čia renkasi tiesiog dėl to, kad čia yra jauku, čia ateini ir nebegali išeiti iš tos vietos. Ir dar norėčiau paklausti, ne vis tiek vyksta futbolo čempionatas, ar galima čia ateiti ir pažiūrėti, tarkim, ateina didelė kompanija žmonių ir kad, nes šis didelis ekranas, leidžiat muziką ir yra galima pažiūrėti kažkokias varžybas, ar krepšinio, ar futbolo. Mes visą laiką rodom tiek Euroviziją, tiek ypatingai krepšinio visas varžybas, o futbolo pagal poreikį. Jeigu žmonės nori, visą laiką prašau. Gerai, ačiū Jūs labai. Dėkui. Prašau. Okay, that was it for tonight. Naktia Stop Vasara. In a minute, we will start with Naktia Stop Vasara Plus. We were chilling, and part 1 and show 2, the plus part, it'll be more of a party. Jolanta, since you told me you like football, the closest thing I can do is to try to score in you on this one, table football. What do you call it in Lithuanian? What do you call it in Lithuanian? Just playing table? This like sounds in English more. No. Žaidimų stalas.
I don't know. Hi guys. Hello, hi. So what do you call this in Lithuanian? Sorry? How do you call it in Lithuanian? It's a soccer table. Soccer table. Soccer table. Okay, same as English. Okay, we will soccer it now. Okay, and soccer it now. And see you in a bit with Naktias Top Vasara Plus. Are you ready? Yeah. Where are the balls? 1, 2, 3. Okay. Thank you, Laura. We were in Liverpool Indie Rock Bar with Laura. We started the episode of Naktias Top Plus. Okay, no. Laura, bye-bye. Thanks, Laura. See you next week. Okay, Jolanta, we came here in Naktias Top Vasara. We started before it got crowded in Paparazzi, and we talked about the, of course, broadcasting the football games in the Euro 2016. Now in Naktias Top Vasara Plus, it's all crowded and it's all busy, and I'm gonna take your hand and give you the microphone so that our guru, Jolanta, will tell us more about the place when it's party mood, okay? Okay. After you. Okay. Ką, eisim, paklausinėsim žmonių, kodėl čia lankosi ir ką jie čia nori sutikti. O, norėjau paklausti, ar dažnai čia lankotės? Jo, labai dažnai. Pirmą kartą. Pirmą kartą? Taip. Ir kuo jums patinka šitą vietą? Jūs kaip dažnai čia lankotės? Ar futbolą pažais, nes manau vieni ateina? Iš tikrųjų, aš galėčiau atsakyti, lankomės dėl to, kad yra daug merginų, kurios yra pasileidusios ir nekreipia dėmesio į nieką kito. Tai va, ir dėl to gal ir lankomės. Bet čia ne protokolui, čia taip. Ne, protokolui nereikia, mes labai gražiai. Tai pagrindinė priežastis merginos, jo? Ne. Jos čia galbūt kitokios negu kitur? Gėrimai skanus. Kaip? Gėrimai skanus. Jo, gėrimai kas skanus, tai žinau, nes vieta atidaryta tikrai nemažai metų ir nekartą teko ragauti visus. O jūs paklausėt, ar galit filmuoti, ar ne žmonės? Na, jūs kalbat, tai jau filmuojam. Jeigu nenorit kalbėti, nesutinkat, tai gerai. Ačiū. Prašau. Taigi sutikom tikrai nemažą grupę labai žavių merginų. Ir jūsų vestuvės jau labai greitai ir atėjote turbūt su savo artimiausiam draugiam pašvęsti. Kaip jaučiatės? Puikiai. Žiauriai. Ar nebaisu? Tiesą sakant, baisu, nes jau prirengė daug labai siurprizų mano draugės ir giminės, kaip sakant. Tai jau biškutį baisu, kas bus per vestuvės. O šiandien dažnai lankotės čia? Tiesą sakant, pastaruoju metu ne, bet anksčiau labai dažnai. Ir anksčiau lankydavosi, jeigu dažniau, tai ateidavo dėl ar pašokti, ar tiesiog šį kokteilį išgerti? Žinoma, pašokti. O jūs kaip? Aš irgi tik šokti. Tik šokti ir kartu kokteiliukų kokių paragauti. Jo, tuoj? Jo, gerai. O jūs? Aš tai irgi pašokti. Aha. Ai, visas gražias merginas, jūs irgi turbūt dažnai čia lankotės? Ne dažnai. Ar nedažnai vyras neleidžia? Neleidžia. Vis tiek smagu, visos draugės susirenkat. O kodėl būtent išsirinko šią vietą? Kaltininkė. Tuoj ateisiu pas jus. Palyginus kitus klubus, čia tiesiog galima relaksas toks. Aš gerai. Aš jūs labai tada linkiu tikrai gerą vakarą ir gražaus gyvenimo su būsimo vyru. Dėkui labai. Alla paparazzi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 girls! 10 girls and they're sitting alone. Hi girls! How are you? No, you don't want interviews? Why are you angry? No angry, okay. Fuck them, we will delete. Hi man. Vakaras. Ar dažnai čia lankotės? Nelabai. Nelabai.
Nelabai dažnai. O jūs? Nelabai. Nelabai, tai turbūt nelabai kiekvieną savaitgalį? Kokius porą kartų į metus ateiname. O kuo jums patinka šita vieta? Čia pakankamai geri gėrimai, muzika nebloga, tai užeinam kartu. O ateina dėl gėrimų, dėl kokteilių ar dėl merginų? Gal daugiau dėl gėrimų pačių. Dėl gėrimų ir dėl šokių. Tai va. O jūs ateinat paskanauti kokteiliukų skanių ar visgi gražias merginas pažiūrėti? Ir pašokti, ir paskanauti, ir pakankamai geri atsiliepimai yra šito klubo iš tikrųjų, tai dėl to ir ateinam. Tai va. Ačiū labai, jums linkiu gerą vakarą. Dėkui. We carry on in Naktia Stop Vasara Plus, covering the events in the nightlife of Lithuania. Now, Jolanta, there is a very nice event here in Mojo. On a weekly basis, all the nice events. Unfortunately, we came a little bit late because we were late in Paparazzi, and the event was electing DJ Club competition, and the winner of this DJ Club competition is gonna go and represent Lithuania in Ibiza. So it's something very nice and something very exciting for all DJs to go to Ibiza. Okay? So let's go and meet the winner and we'll take more information. Shall we? Yeah, let's go. Eina pakalbėsim nugalėtą. Let's do it again. I didn't like it. Okay, let's do it again. Let me spin the... We carry on the coverage of Lithuanian nightlife in Naktia Stop Vasara Plus. Jolanta, there is a very nice event in Mojo and it is a competition, DJ Club competition, and the winner is gonna go to Ibiza and represent Lithuania. Unfortunately, we are a bit late to arrive because we were filming in Paparazzi, and the winner has already been selected, and you will introduce us to the winner. But before, hey, how are you? Not too bad, thank you. So, why you dressed like this? Bervakaris. Lithuanian language Bervakaris. Okay. Very nice. Thank you. It's my math. Cool. Enjoy. All right. So let's get to now the DJ. Who won? Yes. Taigi einu pakalbėti nugalėtą. This dude is getting married. I didn't hear him before when he told me. Congratulations. Thank you, mate. I hope so. My wife is gonna be happy with me. I wish you all the best. So, okay, now let's put the wife a little bit aside since it's a bachelor's party tonight. Where are the strippers? It's gonna be an amazing night in the Mojo Lounge. Yeah. Where are the strippers? Where are they? Where are all the strippers and sexy girls of the bachelor party? I don't know. Jolanta Leonavičiūtė is one of the sexy girls. She's always a sexy girl. But you know that. Where are your friends? Who organized the party? A lot of my friends. Let's go and talk to them. Hi guys. Hi. How are you? How are you? I'm alright. Okay. So you organized the party, his bachelor party. Where are all the strippers? Are there any sexy girls coming tonight? Coming sexy girls tonight. Oh! I like this dude. Congratulations. Are you married? Lietuviškai Bervakaris. Smoke kaukę. See you. Whoa! Oh, sexy girls. Come on. Leonavičiūtė. So the club life in Vilnius never stops on Naktia Stop Vasara Plus. Now we're gonna carry on with Pussy party. 1, 2, 3. Okay, clubbing is never tiring in Vilnius on Naktia Stop Vasara Plus. Jolanta, we carry on the evening and you were telling me something off cam about Lara, so... Yes.
savaitgalį mūsų Laurutė kalbino nuostabiausias šokėjas ir kadangi mūsų praeitą savaitgalio programa buvo visa labai užimta, tai pamatysite pokalbį su šokėjom mūsų šioje laidoje. Ačiū, kad buvome su jumis, laikas atsisveikinti. Žiūrėkite mus kiekvieną sekmadienį, 130 vasarą, nakties top. No, let's repeat. What are you saying? No. No, tell me what are you saying? Oh, I don't know. Don't say it. Ačiū Jums, kad žiūrėjote ir atėjo laikas atsisveikinti. Susitiksime kitą sekmadienį ir nepamirškite, kad mūsų laidos kartojimą galite žiūrėti per TV3 Play bet kuriuo metu. Okay, Jolanta, I hope next week you will feel much better in your throat. Yes, and Naktias Top Vasara every Sunday at 10:30 p.m. on TV6 and Naktias Top Vasara Plus every Sunday at 11 p.m. on TV6 and of course at any time on TV3 Play. Have a good night. Bye-bye. Tik TV3.lt. Tik TV3.lt pamatysite mūsų išskirtinius kadrus, kurias neparodysime laidoje. Seksualesnius, atviresnius, daugiau visko, negu mes rodome mūsų laidoje. Dar kartą gerai. Tik tais TV3.lt galite pamatyti mūsų ekskliuzyvinius, išskirtinius kadrus, kuriuos mes neparodome laidoje. Daugiau seksualumo, daugiau atvirumo, daugiau visko. Taigi susitiksime TV3. So those are the moments. TV3.lt, those were some of the moments from Naktias Top Vasara and Naktias Top Vasara Plus. You can check out the whole thing every Sunday at 10:30 p.m. and 11 p.m. on TV6 and anytime on TV3 Play. We love you. Bye-bye. So those were some nice sexy moments for you, TV3.lt. You can watch the whole thing on TV6 every Sunday on Naktias Top Vasara at 10:30 p.m. and every Sunday as well, Naktias Top Vasara Plus at 11 p.m. on TV6 and anytime on TV3 Play. All the nice moments just for you. We love you, TV3.lt. Yeah. I said TV3.lt, correct? Okay, we carry on with Naktias Top Vasara Plus. Druli, our very dear friend Druli, has a lot of good news for everyone who's living in Klaipėda. Hi Druli, how are you, man? Hi Andy, nice to see you. You're looking great with the jacket, like macho. Okay, so Druli, a very hot summer for you in Klaipėda as well. A lot of events you were telling me. Would you like to share some on camera, please? Yeah. So we are planning to open a new venue. It will call NO74. Like maybe I will speak in Lithuanian, it's better here. Tai nuo Liepos 1 mes atidarom naują vietą, pavadinimu Sandėlys 74. Koncertas bus su Lilas ir Inominė ir po to seks vakarėlių serijos ir daug atlikėjų kaip Monika Liu, Šorena bei Soul Reinius, o šeštadieniais vyks vakarėliai su įvairiais didžėjais. Tai atvežam tokias didžėjas dvi, Anek, dvi mergaitės iš Viva Music, po to atvažiuoja Manuel Saty, aišku bus ir visi lietuviai geriausi. Taip kad Liepos 1 visus kviečiu atvaryti į Sandėlį 74 Klaipėdą, sekti naujienas mūsų Facebook puslapyje,
nakties top, do you excel, peace. Oh man, sounds like Klaipėda this summer is gonna be really hot and on fire. Okay, so thank you very much and hope to see you soon in Klaipėda, man.